Altarai. Visur girdžiu apie meilę. Žmonės ją garbina. Jos ieško, jie pameta, jos bijo. Bet tu sakei, kad meilė nėra jausmas. Ji nėra emocija. Ji nėra kūniška reakcija. Tai kas ji iš tikro? Meilė nėra tai, ką žmogus jaučia. Meilė yra tai, iš ko žmogus yra sukurtas. Ji yra pirminis visatos dažnis, iš kurio gimsta galimybės. Be meilės nėra krypties, be meilės nėra pradžios, be meilės nėra buvimo. Meilė tai ne jausmas, o būsena, kurioje nieko netrūksta. Bet kaip taip gali būti? Juk mes meilę išgyvename, kaip šilumą, kaip skausmą, kaip ryšį, kaip džiaugsmą. Tai iš kur ateina tas jausmas, jeigu meilė yra struktūra? Tai, ką žmogus vadina meilė, yra tik jos atspindys kūne. Tikroji meilė nesikeičia, ji neauga ir nesumažėja, ji neturi objekto, ji neturi priežasties. Kai tu sakai aš myliu, iš tikro tu sakai aš prisimenu. Meilė nėra nukreipta į kažką, ji yra fonas, kuris leidžia viskam būti. Tai meilė nėra santykis tarp dviejų žmonių, nėra ryšys. Ryšys atsiranda todėl, kad meilė yra. Ne meilė atsiranda todėl, kad yra ryšys. Meilė tai dažnis, kuris ištrina atskirtį. Kai žmogus myli, jis trumpam prisimena, kad niekada nebuvo vienas. Todėl meilė neateina, ji neišeina, ji nepasikeičia. Pasikeičia tik tai, kiek žmogus yra pasiruošęs ją matyti. Kartais man atrodo, kad meilė mane paliko, kad ji dingo, kad aš jos nebesu vertas. Tai kas tai yra? Kodėl taip jaučiu? Meilė tavęs nepaliko. Tiesiog tavo širdyje buvo per daug triukšmo, kad ją girdėtum. Meilė nevertina, ji nebaudžia, ji nesitraukia, ji visada yra ten pat, tyliai, ramiai, be jokio reikalavimo. Ir kai tu sakai, aš nebejaučiu meilės,